XVI amžiuje Vilniuje gyveno toks ponas Tvardovskis. Garsėjo tuo, kad neva pardavė sielą velniui už galimybę išmokti magijos. Legenda sako, kad Tvardovskis parašė paslaptingą knygą Liber Magnus, pilną magijos paslapčių. Jam mirus, ta knyga atsidūrė Vilniaus universiteto bibliotekoje, kur, žinant jos reputaciją, buvo prirakinta grandine. Vieną vėlų vakarą bibliotekoje dirbo toks Danielius Butvilas. Vėliau jis taps universiteto rektoriumi, bet tada buvo dar visai jaunas. Jis žinojo apie tą knygą ir kad jos liesti nevalia, bet neatsispyrė ir ją atvertė. Visa biblioteka ėmė griausti ir drebėti, o aplink pasklido sieros kvapas, staugimas, dejonės. Butvilui ėmė rodytis visokios šlykščiausios pragaro būtybės. Jis paliko knygą ir išbėgo. Užsidarė mažame kambaryje ir visą naktį meldėsi. Sugrįžęs anksti ryte, Butvilas rado bibliotekos lentynas ir stalus išvartytus, o knygas išmėtytas po kambarį. Tvardovskio knygos niekur nebuvo. Mėtėsi tik grandinė, kuria ji buvo prirakinta. Kur šiandien yra ta knyga, vis dar niekas nežino.